Erdvės tarp patalpų yra atskiriamas durys, durų gali būti įvairių tipų, galima net ir širmą panaudoti, ar tai gali būti lankstamos durys, tačiau pačios populiariausios yra durys varstomos. Duris rinkomės iš mano durys, kurios yra Kuršių gatvė 2 vadinamas Burbiškės, turi jie dar saloną ir Nordikoje. Durų pasirinkimas iš ties yra labai didelis. Brangiausias segmentas yra medžio masyvo durys ir visos durys jos yra grinai iš medžio. Čia yra ąžuolinės durys, kurios yra beicuotos, kurios yra padengtos lakų. Čia yra uosinės durys, kurios yra dažytos baltai. Kitas tipas yra durys iš karkaso. Karkasas eina palei perimetrą ir jisai gali būti iš medienos masyvo. Kombinuotas medienos masyvas su MDF medžio dulkių plokšte. Tai gali būti vien tik tai MDF ir pigesnės durys yra iš medienos drožlių plokštės. Sudėtį galima pamatyti išdrožoje. Durys gali būti va tokio filinginio tipo arba ištisinės. Ir čia yra dedamas užpildas, korys arba pilnas užpildas, nuo kurių priklauso durų garso izoliacinės savybės. Dažniausiai durys renkamos akimis, spalva, padengimas. Ir tai yra šiuo metu populiariausios durys, balta spalva, modernios klasikos frezavimo raštai. O čia jau mes matome kitą dengimą, tai yra ekofaneruotė. Ir ekofaneruotė ne nuo žodžio ekonomiškas, bet ekologiškas. Čia šita danga, jinai yra atspari aplinkos poveikiui, draskymam, ultravioletui, tai nekeis spalvos savo. Dar vienas tipas yra natūralios faneruotės durys. Čia yra tokia modernios durys, čia yra moderni klasika. Durys, kaip matome, jos gali būti dažytos, gali būti beicuotos ir lakuotos. Faneruotė, jinai gali būti ąžuolo, uosio, ar kitos medienos. Monodurys.lt patys yra gamintojai, jie gamina natūralios faneruotės duris. Čia jų yra gaminys ir kadangi patys gamina, gali pasiūlyti nestandartinius variantus. Durys gali būti su matomais arba su paslėptais vyriais. Dabar populiarios durys, kuriuose nesimato vyrių. Ir taip pat populiarėja durys, kur spina yra magnetinė, nėra įsikišusio liežuvėlio. Tylaus uždarimo spinų yra liežuvėlis plastikinis ir kiek įlenktas. Rankeną mes renkamės akimis, ne ranka. Rankeną mes taikome prie aplinkos, galim taikyti prie virtuvės spintelių, galim net prie šviestuvų taikyti. Belieka įstatyti dėžutę į angą. Dažniausiai per vidurį statom duris. Ir paliekamas tarpas yra užpūsti putas. Čia dabar laikini pleištukai. Ir išsitraukia. Vyrio apačioj tik tai bus paliekamas tam, kad su laiku nespaustų. Jeigu ištraukiamas yra apačioj tas pleištas, su laiku yra spaudžiama į dešinę pusę, į vyrio pusę. Tai praktiškai vien tik ten putų durys stovės? Vidaus durys taip užtenka pilnai. Svarbiausia naudoti geras saldalo putas. Parodyk, kokios? Mes naudojam geltoną saldalą, jos yra tinkamiausios, jos nevaikšto, svarbiausia perlaukti, kol sudžius putas. Šios durys turi būti šiek tiek giliau įleistas negu siena, kadangi čia yra gaubiantis apvadai ir jie jau apgaubė pagal sienos nelygumus ir prisitraukia. Dabar žiūrim suvertimą. Matau, kad mums dar biškį trūksta. Su šituo kurvuku mes galim reguliuoti suvertimą. Pagrindinės apkrovos eina ant viršutinio vyrio. Apatinis, aš manau, kokio apie 30%, likusios 70% apkrovų svorio atlaiko viršutinis vyris. Dėl to jisai šiek tiek lenkia. Šiuo atveju dabar aš jį sureguliuosiu iš karto.
paslėptus vyrus galima reguliuoti. Čia kaip ir pas mus gerai. Išsistatę vyrų pusės taktą pagal viršiuką, automatiškai išsireguliuosim pagal ją rankenos pusę. Dabar išsilyginę maždaug tarpą, žiūrim, kaip užsidaro duris ant tarpinių, ar vienodai priglunda. Tai iš vidaus galim pasižiūrėti. Vyrų pusė jinai visada gerai priglus, o rankenos jau reikia reguliuoti pagal vyrus. Tai šiuo atveju matau, kad apačioje yra šiek tiek plyšys. Tai rankenos apačią reiškia reikia paduoti dar į koridoriaus pusę. Jeigu pas mus nėra lygiai pagal gulšiuką išstatytas takta arba pagal sieną, arba pagal šitą suvertimą, tai automatiškai tada duris arba užsidarinėja paleidus, arba atsidarinėja. Tai va, jeigu yra padaryta pagal gulšiuką, duris turi stovėti vietoje. Čia yra dabar sureguliuoti būtent patys vyriai, taip? O jeigu vyriai yra nereguliuojami, ir ką tada daryti? Jeigu ir paprasti ar frezuojami vyriai, irgi, jeigu jūs pastatot pagal gulšiuką, jos turi stovėti. Reiškia, kažkur kitame problema. Duodam rankenos apačią tam, kad duris lygiai tiek viršų, tiek apačioje priglustų prie tarpinės. Dabar tiek apačioj, tiek viršui priglunda prie tarpinės. Uždarėm duris, dabar matom, kad šiek tiek mums lenkia vidurį. Tai mums reikia kažką užkišti, kad vienodai atsirastų tarpas. Šiuo atveju iš vyrių pusės aš kartonus užkišu, tam kad šiek tiek išsilygint tarpelį. Turiu pasiruošęs tokius 3 mm pakištukus. Per 3, per 4 vietas užkišama. Čia tam, kad neužspaustų putos? Taip, čia yra ir iš tikrųjų dabar ir užpūtus putas, putos šiek tiek tas taktą patrauks į save, tam, kad atsirastų šitoj vietoj tarpas, nes čia nebuvo tarpo. Todėl, kad šiek tiek stakta išlenkta. Papurškiam vandeniu, nes su vandeniu putas geriau sukimba. Palaikėm putas 1,5 valandos, ir atėjo laikas tolimesniem darbams. Kur maišą putas apipjaustom. Pradžiai viršutinį atsimatuojam. Apvadas viršutinis turi būti labai tiksliai atpjautas ir priklijuojamas. Plonų sluoksnių tik tai, nes jeigu didelių sluoksnių užpūsim, gali atitraukti apvadą putos. Taip pat galima ant skystų vinių klijuoti, bet su putom yra paprasčiau pareguliuoti, jeigu kažkas. Matuojam 2 vietose. Vienoje vietoje viršus apvadą. Parodysiu privalumą šitų apvadų. Šiuo atveju matosi, kad sienos kampas nueina. Nelygi siena, kaip tariant. Tai šie apvadai dėl to ir yra veikiantis gerai, kad jūs galite spausti prie sienos paskui. Su pjūklu pjaunam, kur atsižymėja viršų. Pasitikrinam. Čia gerai. Čia irgi gerai.
Įsipjaunam kitas, kurios ištrynusius. Apačioj, dabar nesimato, ten yra viduje įkaltas padukas, mes jį turim būtinai palikti. Tam, kad vyris nepaeitų į dešinę pusę nuo svorio. Jisai dedamas būtent prie šito apatinio vyrio. Prie apatinio vyrio, taip, nes jeigu išėmi, putos vis tiek yra elastiškas, biški vaikšto ir pasitraukia tenai. O visus kitus ištraukiam ir užpildom tuos tarpus vėlgi putomis. Liniuotė nemeluoja, kad tikrinau. Taip, siurblys. Įjungta. Bandom pjaut. Pripjautas apvadas prie sienos. Siena kiek nelygi matosi. Reikės dar patvarkyti patį apvadą. Dar reikia įpjovas padaryti, kur liežuvėlis spinos. Kadangi jisai remsis tenai. Šias rankenas reikia pradžiai prasigręžti skylės. Atsimatuojam, kurie vietoj bus skylės. Tam, kad per didelės neišgręžti ir nesugadindavo. Šešiakampius mariukai reikia užspausti. Vieną pusę. Dar dedasi tarpinės specialios, kad metalas į metalą nesitrintų. Iš vienos pusės. Durų įstatymus užėmė apie valandą, gal savarankiškai užimtų apie 1,5 valandos, gal kiek daugiau, bet procesas nėra sudėtingas. Iš tokių, ką atkreipti dėmesį, tai atrama prie apatinio vyrio, geras išramstymas kampuose, geros montavimo putos, tos, kur būtent rodėm saudalo putas naudoti. Ir įrankiai, su kuriais galėsit lygiai nusipjauti apvadus. Daugiau kažkokių tai problemų nėra. Sėkmės patiems statant duris, spauskit dešinėje pusėje esantį prenumeratos mygtuką, kad nepraleisti gerų filmų. Sėkmės, iki.